Atėjo laikas naujai Skupo Stalčių serijai ir šitoje serijoje, kaip matote iš pavadinimo, Dior. Bet keistas dalykas vyksta, dėl ko norėčiau jūsų nuomonės, nes nelabai suprantu, kas vyksta. Tai yra tai, kad jūs komentaruose sprendžiate, ar ne, kur aš apsipirkinėju kitą kartą, bet, ta prasme, šitos serijos yra vienas daugiausiai peržiūrų turintis video, bet ties kiekvienų video vis mažiau komentarų. Tai šį kartą darome Dior, nes po Christian Louboutin video buvo tik tais vienas komentaras su Dior. Dior laimėjo. Tai va, tik noriu paskatinti ir nežinau, dar kaip nors pamėginti paaiškinti tai, kad jūs komentaruose sprendžiate, kur aš apsipirkinėju ir tiesiog daugiausiai kartų paminėta firma yra tai, kur aš žiūrėsiu, kokia yra pigiausia prekė tame internetinėme puslapyje. Arba galimai gal pykstate jūs mane už tą kartą, kai susipčiavau su tuo Christian Louboutin. Ne, nepykit, prašau. Bet gana, viso šito einame žiūrėti, kas yra Dior puslapyje pigiausia grožio prekė. Na štai mano kompiuterio ekranas, tikiuosi gerai matosi ir vedus į Google Dior, mes iš karto turime Dior Beauty. Ne, ačiū, aš sausainiukų nenoriu. Tai nuo ko pradedam? Štai čia kodėl tas meniu laksto taip? Makiažas. Taip, ir mes turime duodama pasirinkti lūpas. Ne, ja, pačioj. Visos lūpos, visas veidas, visos akys, visi nagučiai ir visi įrankiai. Nu, tiesiog iš smalsumo. Manau, pradėkime nuo to, kas galimai yra pats brangiausia. Ne? Tai mano veido produktai galimai yra patys brangiausi kategorija, dažniausiai jie, žinoma, išrikiuoti nuo pigiausia iki brangiausia nėra, kaip ir visada. Pudrytė kainuoja 48 svarus. Čia yra kažkas 36. Dar papildomi variantai. Yra refilai. 34. Ir Cushion Foundation. O yra dėklas kreminiai pudrai. Ir tada refilai po 40. Dar 34. Irgi taip 34. Concealeris yra 27. Tai yra, ką matome, pigiausia lik šiol, kažkaip buvo 36. Veido produktai 34. Pudros. Iš po Christian Dioro, tai čia šios kainos neatrodo taip baisiai. Taip. Tai šitoje kategorijoje pigiausia prekė yra concealeris, tai aš ją tiesiog atsidarysiu, kad jinai čia kaip ir būtų. Tada aš manau antrą pagal brangumo kategoriją greičiausiai būtų akys. Ir mes turime tušai, pigiausias 33 kol kas. Yra dar vienas variantas už 28, bet tai yra refilas. Paletės, o čia kažkas buvo 3-1. Vienas spalva, bet concealeris vis tiek pigiau. Eyelineriai po 24. Antakiai. Eyelineris pigiausia. Tai dabar taip. Mes turime krejoną ir turime štai tokio eyelinerių po 24, kas yra viena ir ta pati spalva. Tai jau. Taip, 3 produktai atidaryti, tada ką bandom toliau. Trečia kategorija, kurią mėginam, yra lūpos. Nedaryk taip. Lūpdėžis 55 svarai. 39, 30, 26, 32, 31, o, lūpų pieštukai,
yra 25 ir 26, tai ir šitas būtų pigiausias lūpų sekcijoje. Taip, tada nagų lakai. 27. Grubiai, čia kažkas 21, kas tai yra? Nagų lako valiklis acetonas už 21. Jop, taip, tai turime nagų lako valiklį. Ir tada priemonės yra paskutinė kategorija, kurią tiesiog šiaip norėjau užmesti akį ir pažiūrėti, ką mes čia turim iš smalsumo. Tai blakstienų rėtiklis 23, blenderis 18, veido kažkoks šepetėlis 42 svariukai ir jo 34, 28, palauk, čia labai didelis, jeigu sumažinčiau, ir taip geriau galbūt. Nope, neleidžia man sumažinti, kad daugiau tilptų ekraną, tiesiog nuotraukas išdidino beprasmiškai. Taip, tai 25 svarai, 23 svarai. Oi, ką padaryti? Gerai, šito namų puslapį galima išjungti. Šepetėlius irgi galima išjungti, nes turime pigiau, ne? Tada, manau, galime išjungti ir konsilerį, nes jau ir lūpų pieštukai, ne, yra pigiau. Jo. 27. Tai taip. 24 iš 21. Gerai, aš suprantu, kodėl jums gali greičiausiai nepatikti šitos serijos, nes jūs galvoja tingo, tai tu nuolatos sukčiauji. Ir man dabar vėl jo norisi sukčiauti, nes iš kitos pusės, aš galiu, sakykime, laikytis šito iššūkio ir nusipirkti šitą acetoną už 21 svarą. Bet nežinau, kiek man išmėginti šitą produktą yra naudinga ir įdomu jums matyti. Taip pat yra toks dalykas, kad lig šiol viskas, ką aš pirkausi, yra plius minus skirtingi produktai. Tai man beveik jau, sakykime, norisi daryti šitą iššūkį su dar papildomo sudėtingumo lygiu, kad jeigu aš, pavyzdžiui, daryčiau ne tik tais, kad pigiausia prekė tiesiog iš puslapio, bet pigiausia prekė iš puslapio, kurios aš dar neturiu. Pavyzdžiui, ne, kaip sakykime, šitas eyelineris iš Christian Dior'o buvo, ar ne? Tai, sakykime, iš čia aš jau eyelinerio akių pieštuko jau negalėčiau pirkti. Tai štai tokie yra mano nuogąstavimai dėl šitos serijos, tai komentaruose jūsų patarimai, į kurią pusę linkme pakreipti šitas serijas būtų, na, tikrai man labai padėtų, nes jo dabar kaip ir gaunasi tai, kad arba mes perkame pačią pigiausią prekę ir kas iš kitos pusės aš bijau, kad tos prekės gali pradėti kartotis, ne? Tai gali būti kiekvieną kartą antokių pieštukas iš 15 firmų, arba aš parduoju, kankinu savo piniginę ir tiesiog jeigu tokio tipo produkto jau nusipirkau, tai jau tada nebegaliu tokio pat produkto pirkti, jau turiu pirkti, kas yra pigiausio, ko dar lig šiol nepirkau. Tai jo, mano yra tokias dvi linkmes, kurias, sakykime, galėtumėm tęsti šitas serijas. Šiai dienai visą tai, dėl ko jūs greičiausiai galvojat, nuingotų ir sukčius. Aš, žinokit, padarysiu tai, kad grįžau ir įsijungiu atgal concealerį, pasigūglinau, kad mano spalva yra 0N Neutral ir, manau, pamėginsiu užsisakyti šitai, kaip pigiausia prekė iš prabangaus puslapio, kurios dar nesu turėjus ir nepirkus. Tai maždaug ta linkme šio video metu. Na štai mūsų užsakymas baigtas ir galiu pasakyti, kad mūsų lietuviška žinutė bus be lietuviškų raidžių, garantuotai dėl to, kad man neleido įrašyti lietuviškų raidžių. Tai pradžia štai tokia. Ir šiam kartui tiek, susimatysime vėl, kai aš jau turėsiu dėžutę. Aš, žinokit, išrišau, kas ir kodėl mano paskutiniai video tokie atrodė prastesnė kokybės prasme ir kodėl man būtent tuos ekranus taip nesisekdavo filmuoti. Ir visa tai buvo dėl linzės.
Kaip žinote, kas seka mane Instagrame, mes paskutiniu metu dalyvavom savaitgalį šunų parodose ir aš ant šito fotiko pasikeičiu linzę, kad parodų metu pasidaryti gražių nuotraukų. Tai dabar turiu gražių nuotraukų, bet paskutinio mėnesio visi filmavimai yra per tamsus, nėra kokybiški ir visa kita. Tai atsiprašau dėl to, kaltininką radau, įsidėmėsiu tai ateičiai ir daugiau niekada su šitą linzę nebefilmuosiu. Tai va, o šį vakarą, tai jau yra kita diena iš po vakar, kuomet mes apsipirkome, aš turiu dėžutę. Kaip ir žadėjo, kitos dienos pristatymas buvo su DPD ir tas netgi, kur apsipirkinėjant reikia slaptažodį pasakyti, tas papildomas lygis saugumo. Va, kaip mano concealeris buvo apsaugotas. Tai štai, dėžės dar nebuvo atidarius, tiesiog, uždarimą atsigiau ir dabar žiūrime kartu. Kaip gražu. Štai žiūrėkit. Štai toks maišelis ir turime vokelį. Kuomet pirkausi, pažymėjau, kad noriu, kad būtų dovanos išpakavimas, o ne ekologiškas. Ekologiškas greičiausiai būtų buvęs paprastesnis įpakavimas, bet mes tik norime gražaus. Ne. Tai štai turime čia labai gražų tokį kastinėlį, kurį irgi reikia sugalvoti, kaip perpanaudoti. Gal kažkas paslieka tokius mažus dalykėlius, kaip juos gražiai perpanaudoti. Iš dėžutės vienais. Oi, palaukit, sakėm, vokai žiūrėsim, kada ne. Dažniausiai nepradedam nuo pačios svarbiausios dalykus. Ir voke čia, matau, yra tiesiog sąskaito faktūra. Ir grąžinimo informacija, jeigu nepatiko. Ok, neįdomu. Tai va, grįžtam prie dėžutės. Ir dėžutėje mes turime concealerį. Ir ką mes čia dar turime? Žinutė mūsų, kuri, kaip ir sakiau, yra be lietuviškų raidžių, nes man neleido rašyti lietuviškom raidėm. Tada turime tiesiog papiruką ir maišiuką Dior, kuriame yra mėginukas. Įdomiai tai, kad mėginuką leido pasirinkti ir kaip mėginuką aš pasirinkau savo visų laikų mėgstamiausią Dior vyrišką iš tikrųjų kvapą. Tai Dior Homme, man patys skaniausi Dior kvepalai. Ir aš juos, jeigu taip į vakarą einant kažkur, tikrai naudočiau ir kaip unisex. Tai pamėginam truputėlį. Gytautų tai neduosiu, čia vyriški, taip, bet tai iš čia savo. Noriu pavostėti, tas knygėpė? Patinka? Kiek kainuoja? Negausi. Nusipirksiu visus nuorodą. Taip, gerai. Tai šio video žvaigždė, mano ale sukčius, ale serijos ima naują posūkį. Produktas tai yra Dior Flash Perfector Concealeris. Štai kaip atrodo dėžutė įpakavime, toksai tikrai veidrodinis įpakavimas. Mano spalva, kaip ir sakiau, yra 0N. Viena šviesiausių. Čia atrodo, kaip ir susisloksnevęs, nesusisliavęs, nusistovėjęs produktas. Labai malonus, toksai kaip kvepalų matinis, toks labai švelnus buteliukas. Labai įdomiai. Tai štai. Bandau geriau rodyti produktus. Dior ir tada čia šitoj pusėje tiesiog produkto informacija, kurios nefokusuoja. Bandom. Labai įdomus šepetėlis. Ta prasme, aplikatorius, kuris iš tikrųjų yra ne aplikatorius, kaip mes esame įpratę matyti, bet būtent šepetėlis. Matot? Grinai šepetėlis. Spalvos prasme, aišku, dabar veidas mano kiek oksidavęs jis yra po dienos, nes dabar yra 8 valandas vakaro ir aš esu grįžus iš darbo, bet čia tiesiog paakį pasišviesinam, neturiu nei veidrodžių, nieko nežinau, ką aš čia darau. Palauk, turiu iš tikrųjų čia
Na, žinokit, spalva tikrai kaip ir mano labai tinka. Sakyčiau, gerai išsirinkau, gerai pataikiau. Ir tai, kad, mat kaip ir užsitepiau, labai maloniai, netgi ant seno tokio makiažo susigėrė į odą, neišsisloksniavo, atrodo. Tiesiog, žinot, kaip būna ant seno makiažo, kai uždedi papildomai skysto produkto, ypač, kadangi aš kelis kartus per dieną šiandien viršaus dėjusi sauso produkto, tai labai greitai viskas gali nueiti blogą linkmę. Bet nevyksta nieko tokio. Wow. Tikrųjų, pirmas įspūdis ant visos dienos senumo makiažo neblogas. Kaip jisai atrodytų, na, pasidažytas ryte ir po visos dienos. Mes tikrai sužinosime kažkurio video metu. Tai va. Toksai mūsų Dior produktas, kuris pirmas įspūdis tiek įpakavimas pačio buteliuko produkto yra labai malonus rankai. Spalva pataikiau tobulai ir toksai greitas užsitepimas ant veido irgi labai geras pirmas įspūdis. Labai patenkinta šito produktu. Bet tai dar ne pabaiga, nes kaip matote iš video pavadinimo, kad šiandien grįžinėjant namo, aš sustojau paštomete ir pasiėmiau savo 2 Vinted siuntas, kurias pagalvojau, kad irgi galiu šito video metu pasidalinti, nes tai irgi yra 2 prabangos brandai. Vienas iš jų yra Byredo ir iš tikrųjų iki pamačiau Vinted, aš net nežinau, kad Byredo daro makiažo priemonės. Aš įsivaizdavau, kad tai yra, na, daugiau kvapų parfumerijos brandas, bet ne, jie turi ir makiažo. Net nebuvau išėmus iš dėžutės, tai galime irgi kartu pažiūrėti. Originaliai neatsimenu, kiek šitas kainuoja lūpdažis pilna kaina, bet parašysiu štai čia ant ekrano ir kartu irgi išpakuojam. Maišiukas dėžutė. Maišiukas irgi su štai tokia B raide, kaip Byredo ar Byredo. Aš žinau, kai jūs mane visą laiką mokote kitas pavadinimus sakyti, bet aš beviltiška. Tai štai. Čia belen kaip dabar, bet irgi, ką noriu parodyti, tai dar pažiūrėkit, kas man patraukė akį, tai šito lūpdažio forma. Toks palinkęs. Ir šaltas lūpdažis rankoje, tai pakavimas irgi toksai sunkus. Jaučiasi, kad magnetas yra ant viršaus, tai turiu dangtukas magnetinis ir jo toksai šaltas metalas ir sunkus lūpdažis. Spalva, kurią aš pasiėmiau, yra Solid Ground ir tai yra 347 matė. Ir spalva turėtų būti tokia pakankamai neutrali. Jo. Štai čia yra spalva, kuri yra tikrai man kasdienai. Ir, oi, čia neparodžiau, ant yra B raidė. Lemon, kodėl aš lūpas pasidažyčiau, bet jo, iš tikrųjų, toksai kaip ant rankos, kaip satininis finišas. Mėginsim, kiek naujų dalykų. Jo, praeitą mėnesį nieko nesipirkau, tai šitą mėnesį jau... Ir sekantis dalykas, ką aš dar pasiėmiau, tai kaip žinot, aš esu labai didelis Pat McGrath fanas ir šitą paletę nužiūrėjau jau ilgą laiką, bet su visai šitom priemonėm kosmetikos Vinted ir panašiai aš esu nusistačiusi taisyklės, kad nieko neperku daugiau negu 10 svarų, nes iš esmės man nereikia nieko. Bet jeigu taip noriu kažką išmėginti ir panašiai, tai ne daugiau 10 svarų, tai tiek šitą paletę, tiek šitą lūpdažį sugebėjau nugvelbti po 9 svarus, plus siuntimo Vintedo išlaidas, bet jo, nuklydau. Tai va, Pat McGrath paletė ir iš tikrųjų man būtent šitie ketvirtukai patinka labiausiai, tos didelės paletės, labai daug tų matinių spalvų ir panašiai, kuriuo aš netaip labai mėgstu ir visą kitą, tai va, šituos ketvirtukus Pat McGrath aš galėčiau visus turėti. Svajoju turėti savo kolekcijoje visus įmanomus Pat McGrath ketvirtukus. Tai va. O grįžtant tai, ką aš čia turiu, aš net nežinau, koks čia pavadinimas jos. Va, radau. Interstellar Icon. Jūs tik pažiūrėkit į šitą grožį. Tobula. Tobula ir mums irgi reikia paspuočinti, nes irgi, vat,
Matot, kaip ir visą laiką sakau, Vinted paieškojus galima rasti gerų nenaudotų dalykų ir kaip matot, va šita paletė čia net pirštuko nėra savyje turėjusi. Tai va, mano pirštukas dabar čia nusileidžia, man šita spalva yra įdomiausia. 3 spalvas galiu vienu metu paimti tik tais dėl savo nelaimingo pirštuko. Tai tamsiai ruda. O šitas kaip toperis yra kaip violetinė. Čia aišku dabar ant to konsilerio viršaus tepu. Bet kokio gražu spalvos. Ir tamsiai tą rudą. Šitą irgi reikia išmėginti. Pažiūrėkit. Vieną drūžę. Pat McGrath, žinokit, šešėlį, aš negaliu, ekstazė. Tai yra kažkas nerealaus. Kas nebandėt, Pat McGrath, tikrai rekomenduoju ir esmė tame jie būna ir daro tikrai neblogų akcijų ir jeigu esate užsiprenumeravę jų naujienlaiškį, jog būna išpardavimai, tikrai galima labai gerą kainą rasti. Bet nukrypau, nes mūsų video yra apie Dior. Tai, jo. Video pabaiga, tikiuosi matiko mano pirkiniai, mano visi nuklydimai ir paklydimai ir iškirpimai iš bet kokio sutarto kelio šio video metu. Lauksiu komentaro apie tai, kuria linkme jūs manot, aš turėčiau šitą seriją skupo turčio pakreipti, ar laikytis pačio pigiausio, ar pačio pigiausio, bet produkto, kurio dar nepirkau. Ir kur toliau apsipirkinėjau? Man atrodo, čia kaip ir pagrindinis klausimas, į kurį primenu, kad jūs atsakote savo komentaruose rašydami kompanijų pavadinimus. O dabar tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Ata!